Dabar atsiverčiau kitą teiginį. Mat, tai, ką Tomas sako apie įvairias nedidelės mažumas tautinės, tai jos yra, kai mes jaučiam lietuviai, kad jos yra mažos, tai mes apie jas mėgstam kalbėti, nes jos niekam negresia. Dėl to visada tampam globotojais ir mums patinka, kad yra karaimų 300. Tačiau blogai yra, kai jų yra 7%. Ir štai, Lenkijos klausimas. Jeigu būtų 50, tai būtų jau Visai tragedija, be abejo. Ir kuo visada Tomas Venclovas žavėjo, kad jis sakydavo apie Lenkiją, ir būtent čia tekstai jau yra viešėjus, kad jo manimu po šito teiginio turbūt ne vienas lietuvis, jo tautietis, nesutiks. Bet jis ramiai parašo. Ir tai buvo tokia auklėjimo, intelektualinio, manau, visai Lietuvos humanitariniai bendrijai. Ir dabar aš pacituosiu. Lietuva įsigijo tautinę savimonę gana vėlai, sunkiai ir kaip tik opozicijoje prieš Lenkiją. Lenkų kultūros įtaka, ypač po Liublino unijos, buvo milžiniška. Manau, kad aplamai imant pozityvi. Nors čia beveik ne vienas lietuvis su manim nesutiks. Be Lenkijos nežinotume daugelio dalykų, gal ir politinių teisių sąvokos. Na ir mūsų tautinis atgimimas turėjo tipiškų lenkiškų virštorių. Kartais sarmatiškų, kartais mesijaniškų. Tik tie modeliai paradoksaliai nuklydavo prieš Lenkų kultūrinę dominaciją. Viskas buvo atvirkščiai kabutės. Jogaila buvo uždavikas, Jonas Radvilas yra didvyris ir taip toliau. Tauta turėjo atsistoti ant kojų. Visą tai suprantam. Ir žinom puikiai, kad niekas nepripažįsta šito to, kad ta tauta neturėjo teisės klysti. Gerbiamas Tomas kai kur rašo apie jaunimo ketvirtom kojom dar blaškymas. Tačiau kai jau tauta subręsta ir kad vis tiek kartoja, kad Lenkai su krikštu sulenkino Lietuvą. Ir tai daroma šiandien oficialiuose susibūrimuose, oficialiuose paskaitose, kada tu bandai sakyti, kad pirmas lenkiškas tekstas atsirado Lietuvos metrikoje, praėjus 150 metų po krikšto, vis tiek nieks nekė. Aš pradedu klausinėti medikų, sakau, kaip čia yra, taigi jiems rodai juodo ir balto. Sako, užmiršta. Ką pasakei? Sakau, ar gali būti, kad per 2 minutės užmiršta? Gali. Gimtarė, tai sėdi, čia dabar taip ir sakė. Gali užmiršti. Štai tada batsiutusiai sunku polemizuoti. Ir kada Lenkų profesorius, manau, kad pavardė nesako, jis lietuvių kilmės, Breslavijos Zaštoftas, skaito tokį pranešimą apie Lietuvos raštijos kelius. Stoja echt lietuvis ir sako, kaip jūs čia drįstat mums ką nors aiškinti? Taigi jūs, Lenkai, mūsų lenkino ir dabar ateinat mokinti. Aš galvoju, kaip jis suksis, o jis taip mur, gražiai. Ir sako, bet kad sako, starolitevski język, to ne polski język, a ruski. Ir man galvoju tą S-mekį znak, rusėnų kalba. Man atrodo, kad čia skudurų gavo ir tas echt lietuvis, ir lietuviai patys, kurie laiko, kad lietuvių kalba, lietuviška raštėje yra tik nuo Mažvydo. Manau, kad ir baltarusiai, kurie sėdėjo toj salėje, nes baltarusių šitą, kurie bando savintis, kad čia yra baltarusių vien jų raštyje. Žodžiu, aš paprastai tą užbaigiu, labai paprastai klausiu. Visi lietuviai užmiršta iki profesūros, imtinai, nenoriu tik sakyti pavardinį, imtinai, kad 1697 metais Lietuvos Seimas pats priėmė, balsuodamas, kad oficialioji Lietuvos rašto kalba tampa rusėnų, tai yra lenkų kalba. Vietoje rusėnų. Tačiau ne vietoje lietuvių, o vietoje rusėnų. Ir čia tai kai kam yra šokas. Kaip tai? O kur lietuvių kalba? Nu, kad nelabai buvo. Nu, yra Mažvydas, yra Daukšas Irvydas, bet viskas. Didžioji raštijos tradicija tai yra Lietuvos metrika, metraštys, statutai. Nu, nėra tai lietuviškos raštijos, ne pėdsakų. Lietuviška raštija yra rusėnų ir jie pakeičia Lenkų. Tai štai šitame kontekste aš manau, kad
Gerbiamo Tomo įžvalgos čia buvo visiems kaip rasat rytinė. Kaip subrendo jūsų polonofilinės nuotaikos? Matote, bijau, kad čia labai ilgai užtruksis mūsų pokalbis, gal mes jį net trumpinėm truputį, bet aš noriu tik papasakoti anekdotą, kurį ne kartą pasakojau. Ar ne 68 metais, palaukit, kurie tai buvo metai? Ne, tai buvo turbūt 72. Buvau Varšuvoje ir teatre Viktoras Vorošilskis, lenkų poetas ir disidentas, man pasakė, o štai ten 4. eilėje sėdi Michnikas, reikės prie jo prieiti. Aš sakau, o kas tas Michnikas? Michnikas tai rimtas vyras, pamatysi. Michnikas buvo ką tik išėjęs iš kalėjimo. Vadovavo Lenkų studentų demonstracijoms ir dėl to, reiškia, buvo patekęs keleriems net metams į kalėjimą, o paskui, kaip visi žinome, buvo vienas iš svarbiausių asmenų, kurie pakeitė Lenkijos, o to pačiu ir viso komunistinio pasaulio istorijos tėkmę. Na ir priėjome prie Michniko, kuris jaunas, mikčiojantis vaikinas, jaunesnis už mane, labai toks su jumoru, su dideliu jumoru, pasikvietė mus į savo butą, kur tarp kitko buvo ir čia sėdinti Barbara Torunčik tuo metu. Ir dar porą žmonių, kur mes lygi ryto gėrėme labai stiprią arbatą, tokią lagerinę arbatą, vadinamą į čiferį, su spiritu. Ir į pabaigą jau buvome labai, taip sakant, pasidalėję žiniomis, aš maždaug bandžiau aiškinti, kas vyksta Lietuvoje, o taip pat ir Rusijoje, kadangi aš jau tuo metu nemažai buvau išgyvenęs Rusijoje ir šitą supratau, kas iš tikrųjų Rusijoje vyksta. Bet ir daugiausia apie Lietuvą, o jis man apie Lenkiją. Jis tada man pasakė, nu jūs tai laimingi žmonės, pas jūs kažkas vyksta, o pas mus Lenkijoje visiškas sąstingis, visi pasidavė, nuėjo į gėdingus kompromisus, o jūs kovojate. Aš sakau, žinai, tie dalykai keičiasi, dar pamatysi, kad ir pas jūs pradės kovoti ir dar jūs mus pralenksite. Nu ir taip, Lenkija po kiek laiko mus pralenkė. Tada jis sako, o kaip vis dėlto dėl unijos, kai jau būsim laisvi, ar darysim uniją, ar nedarysim? Aš sakau, nu žinai, turbūt ne, dėl to, kad aiškiai didžioji dauguma lietuvių to nenori ir nenorės. Nu, o jeigu vis dėlto būtų, tai kur būtų sostinė, ar Krokuvoje, ar Varšuvoje, ar Vilniuje, tada aš pasakiau frazę, kuri Michnikui įsiminė, kurią jis lygi šiol prisimena. Sakau, dėl manęs gali būti, kad ir Krokuvoje. Svarbu, kad karalius būtų lietuvis. Vieną kartą jau tas gana sėkmingai pasibaigė, Lenkijai sėkmingai, bet aš sakyčiau ir Lietuvai. Lietuva irgi įžengė į Europą ne tik Vytauto nuopelnais, bet ir Jogailos nuopelnais. Ir dar neaišku, kieno tie nuopelnai buvo didesni. Na, tai dabar dėl mano... Kodėl esu polonofilas? Nu, dėl to, kad anksti lenkų kalbą išmokau. Ir jinai buvo langas į Europą, langas į pasaulį. Buvo lenkiškas knygynas, kuriame galėjai nusipirkti Faulknerį, kuriame galėjai nusipirkti Hemingwayų, kurį irgi ne taip lengva buvo rasti kitomis prieinamomis kalbomis. Ir tada išmokau, ne tik aš, bet daugelis mano kartos žmonių pramoko lenkiškai, kad tas knygas galėtų skaityti. O tada pradedi skaityti ir lenkiškas knygas. Nu ir čia jau tie lenkai mane suviliojo, apkrėtė savo nuodais ir aš virtau polonofilas. Vaižgantas parašė tokį romaną Šeimos vėžiai. Kaip jokių būdų negalima vesti lenkaitės, nes tai veda į nutautėjimą, katastrofą ir taip toliau. Nu, čia tokie intelektualiniai vėžiai prasidėjo. Bet skaitydamas tą lenkišką literatūrą supratau, kad Lenkų vaidmuo Lietuvos istorijoje toli gražu nėra toks negatyvus, visko ten yra buvę, be abejo, kaip kiekviename istorinėme įvykyje yra visko.
Bet toli gražu nėra toks negatyvus, kaip tradiciškai, anachroniškai atrodo mūsų patriotams. Nu, reikalas tas, kad ta tendencija lygi šiol tebe egzistuoja mūsų vadovėliuose. Kiekvienas ją yra įsiurbęs su, kaip sakė, nebūtinai su motinos pienu, bet su mokyklų vadovėliais. Bet ar ta tendencija pasikeis? Ar laimės, mano manimu, žymiai protingesnį kolegos Bumblausko ir kitų kolegų tendenciją, kurie mato Lenkijos įtakoje Lietuvai ne vien negatyvų, bet ir labai žymę dalimi pozityvų pradą. Tai žinot, čia esantis Ramūnas Katilius, fizikas, yra man sykį pasakęs, kad fizikų tarpe egzistuoja tokia frazė, kad sako, kada nugali naujoji mokslinė teorija, kada išmiršta visi senosios teorijos atstovai. Tai tikėsimės, kad anksčiau ir vėliau grynai laiko bėgis bus mūsų teorijos naudai. Tai tik tiek, kad jau žinot, gal attinkime tą diskusiją. Tai jau ir pirmtai sako, kai 8 turiu laiko, ir aš vis dėlto naudodamasis progą dar 3 klausimą užduosiu. Ir čia sėdis Mindaugas Kvietkauskas yra paskelbęs labai gražius faktus iš Tomo Vaižganto požiūrių į Vilnių. Ir yra pavadinęs Vilnių gangrena. Ar aneminį kraują varinėjančią širdim. Principo, tautininkai buvo atsisakę Vilniaus. Šiandieniniai Lenkų istorikai, turiu galvoj Piotrą Losovskį, tiesiai sako, kad jeigu ne šitą poziciją atsiseparuot nuo Vilniaus, Kaune būtų nepavykusi lietuviškoji revoliucija. Turi galvoj kalbos, galima turbūt su tuo sutikti. Tačiau nuo to Vilniaus noras žavėtis Vilniumi ir nepraeinagi. Ir lietuviams tas pats. Tai kad lietuviai 309-400 metais kariuomenė buvo baisiai nustebusi, kad neranda Vilniuje ir aplink Vilnių lietuviškų kaimų. Ką tik Eigintas duomenys paskelbė, Antanas Smetona ir jo aplinka. Buvo taip keistai sukraipyta ta mūsų sąmonė, kad mes be Vilniaus nenurimsim, mes suvokiam, kad ten lietuviai. Nu, gal po priespaudą Lenkų ir taip toliau. Tai buvo neteisybė. Ir dėl to neteisybę reikėjo tada ginti tokiais idėjomis kaip Maironio, kuris sakydavo, po Vytauto 5 amžiai nakties be aušros. Bet jeigu taip, tai tada mes reiškia miegojom. Bet jeigu mes miegojom, tai vadinasi kažkas pastatė tą Vilnių. Kas pastatė? Italai. Nu, turbūt italai. Bet Lenkai, kol mes miegojom, pasakė, kad mes gavom. Lietuviai taip aišku, akis krašto, velės, o kas jūsų prašė, sako, ne? O ko čia puošėte, paprašėmės, kol miegojom. Vat šis paradoksas, Vilniaus požiūrį į Vilnių, jis gyvas ir šiandien. Nes visas Vilniaus grožis yra sukurtas 17-18 amžiuje. Jau po Liublino. Šventauną dar gelsi šitą. Taip. Bet didžiosios vertikalės, barokas, didysis yra po Liublinas. Ir štai dabar aš perskaitu dar vieną Tomo Venclovos sakinį, atsakantį visiškai kitaip negu Tomas Vaižgantas. Ginčiamas taip pat dėl Lietuvos rango ir išlikimo. Nes Lietuva be Vilniaus yra valstybė efemeridė. O su Vilniumi atgauna visą savo praeitį ir visą savo istorinę atsakomybę. Tai štai šitame kontekste man visada ir norisi, kaip čia sakyti, pranešti visiems Tomo Venclovos tiesą, kad be Vilniaus Lietuva nustoja, nežinau, beveik visko. Kiekybiškai, aritmetiškai dabar suskaičiuota. Ukrainos Lvove yra 50% Ukrainos nekilnojamų paveldų. 50. Ir dabar, jeigu paskaičiuotume Ochmanskį, pasiimtume, kiek 18 amžiaus pabaigoje Vilniuje buvo mūrinių namų, Lietuvoje buvo 700 LDK visoje, apie 750. Apie 500, ne to, buvo Vilniuje. Tai čia iki 18 amžiaus pabaigos. O po to visą toliau, su visą turtingiausia istorija, su 1 ir 2 berniukų gimnazijom, su visais Stolypinais, Mikhailais Bakhtinais ir taip toliau, su Lenkų, Česlovo Milošo kartai ir taip toliau.
Tai kas mes be Vilniaus? Dėl to man kartais taip ir atrodo. Nu, liūdna, jeigu mes turėsim sulaukti, kol išmirs senoji paradigma. Na, žinot, bet kad kitos išeities turbūt nėra dėl senosios paradigmos. Jinai laikosi labai tvirtai. Buvo sukurta tam tikra retorika. Pirmosios, antrosios nepriklausomybės metais, tarpukario nepriklausomybės metais buvo sukurta retorika, kaip tik kovojant dėl Vilniaus. Ir mes virtom truputį tos retorikos vergais. Nu, ne visi, bet dauguma virto. Ta retorika prasiskverbė į vadovėlius ir taip pat į beveik kiekvieno sąmonę. Kad Vilnius yra lietuviškas, visada buvo, niekada kitoks nebuvo ir negalėjo būti. Ir buvo kažkokie baisūs okupantai, kurie spaudė, naikino, lenkino, bet nesulenkino, kad Vilnių pastatė vis dėlto lietuviškos rankos, nors nutylima, kad toli gražu ne kiekvienas ten tada lietuviškai kalbėjo. Ta pačia problema, tarp kitko, panašią problemą turi ir Latvija ir Estai. Rygą ir Taliną pastatė žmonės, kurie latviškai ir estiškai nekalbėjo. Bet jie kažkaip ramiau į tuos dalykus žiūri, gal dėl to, kad Ryga ir Talinas tarpukario metais nepriklausė kitoms valstybėms. O su Vilnium buvo, kaip mes visi žinome, kitaip. Dabar dėl Tumo Vaižganto. Aš vis dėlto suradau jo citatą, kurią pacitavau Vilniaus vardruose, kad neatsisakyti mums reikia Vilniaus, bet iškelti jį į senąją rolę, kurią jisai visai Lietuvai visada turėjo. Mes nesame iš kelmo išspirti ir turime turėti savo praeitį, savo paveldą. Tai ne visai tas pats, kas vadinti Vilnių gangrena. Kitaip sakant, Vaižgantas čia buvo bent jau ambivalentiškas. Bet faktas, kad krikščionys demokratai daugiausiai Jakštas ir kiti krikščionių demokratų politiniai veikėjai, jie krypo daugiau į Kauną. Kaunas, Maironis rašė, tai buvo Kaunas iš tiesų, iš miestų Lietuvos visų seniausias miestų Palemonas. Kitaip sakant, Kaunas yra tas numeris 1, o Vilnius tai neaišku, kitaip sakant. Ir tautininkai gal mažiau. Man rodos, kad Smetona vis dėlto buvo už tai, kad Vilnius turi būti Lietuvos sostinė. Smetona ir jo, taip sakant, grupė. Bet kaip tik mūsų daugiau dešinieji daugelis buvo linkę Vilniaus atsisakyti. Kairieji, kuriems tas etninis pradas buvo gal kiek mažiau svarbus, nors ir jiems buvo svarbus, jie buvo daugiau su Vilniumi suaugę, ko gero. Aš norėčiau pareplikuoti dar sekundę trumpai. Aš nebūčiau toks optimistas tautininkų atžvilgių, dėl to, kad ką tik perskaičiau Alanto tezį, tai jis nesibodėjo atvirų tekstų pasakyti, kad jeigu jau reikės, Vilnių reikėtų sulietuvinti mechaniniu būdu. Tai taip ir įvyko, reiškia, sumechaninimas, visa prorusiška laikysena ir pasireiškia Vilnius mūsų, o mes. Žodžiu, visada Lietuvos istorija geopolitinė, antilenkiška laikysena, visada reiškia prorusiškumą ir atvirkščiai. Tas man yra akivaizdu. Tai va dėl to man atrodo, kad Tomo Venclovo čia pozicija yra visada praskaidrinanti visiems protus. Ačiū, dabar jau 8 ir baigsime. Nes jos ją baigti sunku, nes tikrai, pirmiausia, tai labai įdomu. Labai įdomu. Ir antra, tikrai labai kontroversiška, kadangi eina be galo prieš plauką visai mūsų istoriniai tradicijai, prasidedančiai, sakysime, nuo Maironio, gal net anksčiau, net nuo Teodoro Narbuto, nuo Daukanto be abejo. Pirmasis griežtai antilenkiškas veikėjas buvo Simonas Daukantas, žmogus turintis nebejotinų nuopelnų ir žmogus, kurio vardu vadinasi prezidentūros aikštė. Ji buvo Napoleono, kitaip sakant, Daukantas tai tas mūsų lietuviškas Napoleonas. Manau, kad ir kiek mes gerbtume Daukanto, jis vertas pagarbos daugelio atžvilgių, tą jo paradigmą reikia įveikti vardan objektyvumo, vardan įdomumo ir vardan sėkmingesnės Lietuvos ateities.